Ryte netokiam ankstyvam ir kitoje dabar realybėje, kur atsidūriau, jaučiu skirtumą tarp to, kas vyksta dienos metu. Ir dabar čia Latvijos paplūdimy žmonių skaičiuoti galiu 3-4, kurie yra. Dauguma turbūt tiesiog laukia to pusryčio ir vėl eis į tą masinį pabuvimą čionais. Kadangi pripratęs gyventi tyloje, vienumoje, gamtoje, kitose garsuose, tai man buvo labai neįprasta būti miesto šurmulyje, kur jaučiau kiekvieną miesto kvėpavimą, kurorto kvėpavimą, žmonių judesį iš restoranų ir apskritai ryte išvykstant. Ir ta nešvara, kaip aš ją vadinu, tarša ir triukšmo, jinai iš tikrųjų man neleido beveik miegoti. Aš pripratau prie tos tylos, kur man ją trukdo kirvarpo sienoje graužiančios ir tyliai krebždenančios. Kartais kažkoks tai šermonėlis užlipa sieną į palėpę pasibūti per naktį. Ir viskas, o čia žmonės, kalbos, durys trankosi. Ir pirmas veiksmas, kurį tu turbūt atlieki ir daugelis pripratę prie to modernaus pasaulio, yra telefonas. Telefonas, kuris tave prijungia prie kitos realybės ir kitos informacijos, kuri patenka į kūną. Ką mes ir kaip pradedam rytą, formuoja visą mūsų dieną, visą mūsų energiją, kaip mes jausimės tame. Kai tu išeini švaroje su savimi į gyvenimą, tai yra turėdamas save, savo intuiciją, tu ir per dieną gali turėti atitinkamą energiją ir matymą į gyvenimą. Kiekvienas momentas, kai tu įsijungi prie virtualios erdvės, pasižiūrėti, kas parašė, kokią žinutę ar kažkas ką naujo padėjo, įdėjo į virtualią erdvę, tu pakliūni į nešvarą. Aš matau ryte paukščius, matau gamtą, dabar jūrą. Ir aš formuoju nuotaiką ir energiją visai kitokią į pasaulį, būtent šiame momente. Aš esu prisijungęs prie savęs, prie savo realybės. Ir iš ten, iš to švaros, aš girdžiu savo pasaulį, girdžiu savo realybę, kurioje aš formuoju ir savo viziją.
Aš savo labai aiškiai pasakęs, kad rytas yra mano ir tame ryte aš noriu būti, nenoriu nuklysti į kitas vietas, kurios yra ne apie mane, ne apie mano gyvenimą. Ir kai tu savęs klausi, kodėl aš taip blogai jaučiuosi, kodėl pas mane nėra nuotaikos, kodėl aš nematau ateities, kodėl aš toks paniuręs ar panašiai, pasižiūrėk, ką tu darai iš ryto. Kartais užtenka paprastų dalykų, kad pakeisti savo būtį, kad paseisti savo būseną. Labai aiškiai matyti miesto nešvara ir švara gamtos ir to tikrumo ten, kur aš gyvenu. Toje atskirtyje. Aš tiek pripratau per tuos metus prie to švaros, kad visa nešvara kitur man tiesiog nuskaitoma. Tai nėra smerkimas, tiesiog yra tokia realybė, aš matau skirtumus. Ir ta švara man labai reikalinga kaip žmogui ir kiekvienam reikalinga kaip žmogui, kad jausti gyvenimą, jaustis gerai jame ir rasti sprendimus, rasti stiprybę, kaip gyventi tą gyvenimą, kuris yra tikrai ne pats paprasčiausias, su daug iššūkių. Tai skirtumas akivaizdus ir jisai akivaizdus visose lygmenyse, informacijos gavimo per miestą, maisto. Ir vakar maitinausi ir maistas buvo iš restoranų, kavinių. Jaučiu akivaizdų skirtumą, mano organizmas iš karto reaguoja į tą nešvarą, kuri yra prieduose ar kažkame. Nors lyg tai ir geras tas maistas turėtų atrodyti, bet iš karto organizmas pasako per tam tikrus ženklus, kad ne tai, ne prie to tu esi pripratęs. Iš tikrųjų esu išsivalęs su paprastu savo maistu organizmą ir man labai sudėtinga mieste iš vis kažką valgyti. Tai aš galiu palyginti tos skirtumus. Ką su tuo daryti, kaip gyventi mieste, turint gyvenamą vietą. Tai mano visą laiką ir patarimas, ir kai aš gyvenau mieste ir turėjau tas galimybės tą patį išbandyti, ką aš darau čia, tai rytą skirti savo. Rytą skirti savo švaroje. Negali būti jokio telefono ir kompiuterio ar panašiai, tu turi atsiduoti tai tėkmei gyvenimo su ankstyvesniu atsikėlimu. Kai dar visi kiti miega, kai energija to būties ir pačio miesto dar neprabudusi, kai tu gali prisijungti prie išminties, kai tu gali prisijungti prie žinojimo ir tada vyksta vedimas. Vyksta vedimas per gyvenimą tau asmeniškai, sakoma. Ne kažkas tai tau suformuoja, kur tavo dėmesys nukrypsta, o tu pats pasirenki, apie ką tu nori susidėlioti tą dieną. Ir akivaizdus skirtumas yra. Tai tu rytą suformuoji per tokį procesą, kaip ankstyvas atsikėlimas ir nesvarbu kokios oro sąlygos, tu tiesiog eini į lauką. Tai yra į atvirą erdvę. Net ir aš būdamas savo trobelėje, kurie aš pasidaręs ir energetinę švarą ir pas mane ypatingai jauku, aš turiu poreikį išeiti į lauką basom kojom, tiesiog pabūti, apeiti, pasižiūrėti, kas aplinkui vyksta, nors ten nieko nevyksta, vyksta gyvenimas, gamta. Bet iš karto paleidžia, nuima liktai kaip šydą, nors kaip stogą nuo galvos ir neblokuoja prisijungimo gamtoje buvimu. Tai mieste lygiai tą patį galima daryti, tik tai galima išeiti, gal prasieiti ratą arba prasibėgti. Geriausia, aišku, prasibėgti, įdėti tos energijos į gyvenimą ir tu į dieną jau keliauja visai kitokia informacija pakrautas. Ir tas rytas ir tas laikas yra apie tave. Ne apie darbą, ne apie vaikus, ne apie kažką tai. Aš manau, kad kiekvienas gali pasirinkti ir skirti savo tokio laiko, susitaręs su kitais žmonėmis, su kuriais galbūt gyvenimas suvedė. Ar jeigu vienas, tai daug paprasčiau tai padaryti ir visiškai kitaip atrodo gyvenimas. Kai tu pradedi taip, kaip tu pradedi apie save, kai tu švarių protų galvoji, ką tu nori daryti savo gyvenimą, kokį pokytį daryti. Šiandien yra šeštadienis. Tai dauguma, kaip tu matai, einant, paskui mane niekas neina, nėra žmonių, miega. Tas pokytis vyksta tada,
kai tų žmonių nėra. Tas pokytis vyksta tada, kai tu esi pats savo su savo mintimis, kai tu esi švarus, kai tu neapsinuodęs maistu, informacija, pykčių, nepasitenkinimo. Viską galima pakeisti, nesvarbu kokioje situacijoje esi, ir pradėti naują savo gyvenimo etapą, kitokį, švarų, įdomų, autentišką, su džiaugsmu. Ir tos galimybės, kurių tu nematai, atsiveria tada, kai tu įdedi pastangų, kai tu elgiesi kitaip nei iki šiol elgeisi, kai tu gali atrodyti keistas kitiems, bet tu savo nesi keistas, nes tu mėgaujasi gyvenimu. Aš naudoju kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, suvokiant tą gyvenimą, kaip aš jame gyvenu, ko aš noriu, kaip aš jaučiuosi, nebijau to pasakyti savo ir niekada nebijau pasakyti ne, jeigu man netinka ar bendravimas, ar sąlygos, ar aplinkybės. Sakau tiesą savo ir kitiems ir kuriu savo viziją, kaip aš noriu gyventi. Būk stiprus.